Na, tuomet ir leiskite man pristatyti pirmąjį šios pokalbių popietės pašnekovą. Jums leidus prisėsiu, nes mūdu ir kalbėsimės. Tai profesorius Libertas Klimka. Kalbėsimės tema vėlinės archaiškosios pasaulėžiūros dalis, jų reikšmė tautiniai tapatybei. Profesorius yra fizikas, mokslo istorikas, etnologas, naujų tarpdisciplininių mokslo šakų, paleoastronomijos ir etnokosmologijos pradininkas Lietuvoje, kelių dešimčių knygų autorius. Visko aišku neišvardinau. Trumpiau. Tai profesoriau, tuomet pradėsiu nuo tokio klausimo. Kaip žinia, vėlinių paprotys yra labai senas, perduodamas iš kartos į kartą. Ir jis yra archaiškos pasaulėžiūros bei kalendorinės sistemos paremtos astronominiais stebėjimais dalis. Tai kasgi yra ilgės arba vėlinės? Ar yra žinoma jų kilmė, kaip jos buvo švenčiamos, tiksliau kokie esminiai archaiški požymiai yra žinomi? Malonūs Vilniaus pilėnai. Labai džiugu, kad yra daug žmonių dar, kuriems mūsų tradicijos, mūsų papročiai yra labai reikalingi ir kad jūsų atminty taip pat jie išsaugojami. O apie vėlinės kalbant, tai iš tikrųjų atsiveria tokios begalinės ir mitinės erdvės. Apie jas kalbant ir todėl tikrai tas pokalbis gali nuvest mus labai toli ir laiko prasme, į praeitį toli ir į filosofinės gelmes. Nes apmąstyti, kas yra mirtis priešprieša gimimui, tai liktai du poliai tokie, tarp kurių mūsų gyvenimas praeina, įsiterpia ir štai ta būtis tai yra vienas iš pagrindinių filosofijos klausimų. Kai sakoma, kad vėlinės yra labai senos, kaip tokia tradicija, kaip kas, tai matyt, kad tas pasakymas labai senas, tai mus nuveda į mūsų istorijos paminėjimus. Ir kaip istorikas aš galiu pasakyti, kad konkrečiai apie vėlinės mūsų teritorijoje, mūsų Lietuvoje yra kalba patys pirmieji Lietuvos istorikai. O pirmieji istorikai tai yra 16 amžiaus rašytojai, Strijkovskis, Dlugošas dar anksčiau rašęs, kai kas Gvaninis. Tai yra tokios pavardės, kurie apie, sakykime, 1582 metais Strijkovskis parašė kroniką. Tai pirmą mūsų istorijos tokį monografinį darbą. Ir ten yra aprašytos vėlinės. Ten taip ir sakoma, kad spalio mėnesį, daugiau jo pradžioje, bet tai senuoju kalendoriumi. Reiškia, Lietuvos kaimo žmonės susirinkdavo visi tose miškeliuose, kuriuos laikė šventais ir kur degindavo savo mirusiuosius. Ir ten 3 dienas švęsdavo. Švęsdavo prisimindami savo artimuosius, kurie jau išėjo į dausas. Švęsdavo aukodami dievams, aukodami maistą, aukodami gėrimo. O paskui ir po tų aukų jau jie ir dainuodavo, ir linksmindavosi, ir ta bendruomenė kartu, reiškia, pajusdavo tą bendrystę. Dabar ateinant iki mūsų dienų, turėčiau pasakyti tokį žodį, kuris mane verčia vis pamastyti. Sakoma, kad kai žmogus miršta šeimoje, bendruomeniai, tai jis pašarvojamas. Ar šis žodis nenuveda mus labai toli? Pašarvoti reiškia jį, kažkaip paruošti kelionėje anapusinį pasaulį su šarvais. O šarvai, kažkada tai būdavo tai kario šarvai, taip ginkluotė šalia. Mūsų laikais šarvai tai galbūt jo darbai, jo nuopelnai. Esu buvęs ne vienose
laidotuvėse, kur į karstą įdedama Velionės parašyta knyga. Tai irgi jo šarvas, kuris gyvenime būdavo tuo mums žinomas, mums tarsi apsišarvavęs. Taigi kartais tas žodžio išlaikymas, ir jis turbūt ateina iš labai tolimų laikų, iš tų, kai mes tikrai buvom pilėnai ant pilies kalno. Taip. Ir mums kalba, kad mes čia turim teisę gyventi pagal savo papročius ir pagal savo susiklostytas nuostatas. Dėkoju, profesoriu. Vadinasi, artimieji išėję buvo artimi tais laikais ir buvo įprasta prašyti protėvių užtarimo, kiek girdėjau, ir dalintis vakarienę kūčių metu. Protėvių vėlės buvo tarsi totemai. Su jomis buvo siejama žemdirbystės sėkmė ir bendruomenės gerovė. Tad koks buvo senovės lietuvių santykis į mirtį ir pomirtinį gyvenimą? Kaip buvo suvokiama mirtis ir kokia buvo žodžio velnias arba velinas reikšmė? Išties čia klausime jau yra turbūt užkoduota šiek tiek ir atsakymas, nes kalba eitų apie agrarinę magiją. Nes lietuviai vis tik prasigyvendavo ne iš plėšikavimo, ne iš užgrobimo svetimų žemių, bet jie prasigyvendavo iš žemdirbio triūso. Ir net sukraudavo didžiulius turtus didikams, kunigaikščiams, kurie galėdavo kaip ir europiečiai pasididžiuoti savo gale ir tai, ką jie turi. Taip, tai štai agrarinė magija yra paremta keliais tokiais nuostatomis, kurios, aišku, yra mitologinės nuostatos, ir sako, kad protėvių vėlės padeda mums darbuose. Iš kur šitas tikėjimas ateina? Ateina iš to, kad senoliai visada perduodavo savo patirtį jaunajai kartai. Na ir mes savo gyvenime, kaip daug mes iš savo senelių sužinom. O ypač, kai šeimos dar nebuvo taip atsiskyrusios, įsiskirčiusios. Kai seneliai čia pat gyveno ir anūkus prižiūrėdavo kartais. Ir anūkėliai iš jų daug išmokdavo dalykų. Pirmiausia, ko? Doros ir moralės nuostatų. Ir tai buvo, tokių metukų įdiegiama. Tai štai, o paskui ateidavo žinios apie gamtą, apie pasaulį, apie žmonių santykius. Viskas tas iš kartos į kartą perduodama. Ir ten žemdirbystės patirtis, aišku, būdavo. Kaip reikėtų žemelę įdirbti, ką padaryti. Prisipažinsiu, aš kartais nueinu ant savo tėvų kapelių ir kai kokie būna tokie apsisprendimo momentai, laikai, kada reikia kažkokį tai padaryti sprendimą, aš tarsi mintimis su jais pasišneku. Pagalvoji, o kaip jie pasielgtų tokiu momentu? Ką jie man patartų? Ką jie pasakytų? Tai tas ryšys, jis yra, jis niekur nedingsta. Taip, ir todėl ta agrarinė patirtis paskui gauna labai įdomias tokias formas. Aš pasakiau įdomias, nes jos kartais ir meninę išraišką turi. Ir taip toliau, kaip tos kartos tarpusavį bendrauja per šventes. Tai ne tik kūčių vakarienė mes prisimenam mūsų buvusius čia šalia artimuosius. Taip. Bet ir per kitas šventes ir netgi vėlinėm ruošdamiesi yra tokia Dzūkijoje dar išlikusi forma, kada javapjūtė baigėsi. Tai labai svarbus yra valstiečio darbas, nes javai tai bus duona, kuri per žiemos metą maitins gausią šeimą. Tai jie darydavo tokį liktai ir vėlinių toks vakaras arba kūčių primena. Vadino skirtingai Dzūkijos turbūt etnografiniai užrašai, jas įvadina
arba dziedais, čia tarmiškas žodis senolis, dziedas, su dze tokia, arba stalų kėlimas. Ir tai javapjūtės, ir tai aiškiai būdavo vėlės kviečiamos prie stalo. Ir labai gražiai, ne tik praveriant trobos duris, ne tik kryželį pastačius ant stalo ir atsukta į pravertas duris, bet ir visi veiksmai, kurie prie to stalo vykdoma. Ant stalo 9 patiekalai, kaip per kūčias, ir visi tie patiekalai panašus kaip per šermenis, kaip šermenų metu. Ir tada prasideda nuo visų šventų litanijos, kada visi garsiai skaito tą litaniją, šeimininkas uždega žvakutę, žinoma į vaškinę, ir tą vaškinę žvakutę per rankas jie apeina aplinkui stalą. O tada įstatoma į stiklinaitę su grūdais, tarsi duodant priesaiką, kad va, šį kartą išaugino duonelę, grūdai čia, ir kitą kartą taip pat turi tą darbą padaryti. Ir taip kartą po kartos. O tada pavalgė tokia ta stalų kėlimo tas vaišes, visi važiuoja į bažnyčią, daug to maisto sudeda į atskirą kraitelį ir nuveža pavargėliams, kurie prie bažnyčios ten paprastai jau būna, laukia, kad kas atvežtų jiems maisto ir šiaip. Ir va tokia apeiga labai vėlgi primena vėlinių tas vaišes. Ir čia turėčiau dar pasakyti vieną tokį skambų ir gražų žodį apie pavadinimą. Tai buvo rudens sambariai, kada bendruomenė visa susirenka ir pasidžiaugia naujų derliumi. Juk koks laikotarpis dabar toks, kaip tik, kai visi lauko darbai užbaigiami. Jau linai būdavo suvežami. Jau paskutinis nuo laukų, taip sakant, auginamas augaliukas jau sugrįžta į jaują. Taigi, o čia krenta lapai, nuogos šakos į dangų tik tai stiebėsi. Jau toks atrodytų liūdnesnis laikas, diena trumpėja labai. Ir tas virsmas, jis reflektuoja į žmogaus nuotaiką, į žmogaus jausmus. Ir mes ką randam, kaip patarlė sako, atėjo vėlinės, aik gryčios vidun, namų vidun, ir viską po pažastim neškis. Tas viskas, tai gal ir tas derlius užaugintas, gal vaikam, gal knygutės, gal kas, kad po stogu bus dabar visi darbai ir pasikeis tas gyvenimas. Atėjom į etapą naują. Taip kaip šiandien mes juk žiemos laiku pradėjom gyventi. Ar pasijuto? Daugiau miego. Taip, kaip ką. Daugiau darbo vietoj šviesos. Daugiau šviesos, bet vakare jau mažiau šviesos. Man labai keista, čia nukrypsiu pasakydamas į aktualiją, kad visi, kai svarsto, kokiu laiku reikia gyventi, žiemos ar vasaros laiku, tai visi galvoja apie save arba savo šeimą. O kiek čia mums laiko liks po darbo? Visos laiko reformos daromos tam, kad valstybei būtų geriau. Kad gamykloj ar kur nors ten sutaupyti elektros energiją. Nieks negalvoja, kad mums namuose būtų taupiau gyventi. Atvirkščiai. Čia su juoku. Priimkit, bet iš tikrųjų tai taip. Mes dabar vakare jau turėsim anksčiau užsidegti elektrą namuose grįžę po darbo. Bet už tai sutaupysime ten, kur reikia. Pavyzdžiui, gaminant ginklus. Gamyklose, nes laiko tas kaitaliojimas ir buvo įvestas per Pirmą pasaulinį karą, kada reikėjo gamyklose apšviesti didžiulius cechus. Dabar ten robotai dirba.
O kaipgi ten yra su tuo velniu arba O, vėlinu? taip. Labai nesenai vienas mano bičiulis parašė knygą apie velino arba velnio, kabutėse, skliaustose, kalną Vilniuje. Ir tas kalnas mano vaikystėje buvo vadinamas Tauro kalnu, dabar ant jo statomi tautos namai. Ir pasirodo, kad jis tikrai turi labai tokią įdomią istoriją ir siejamas yra su Požemio dievaičio Velinu, taip, kuris po Lietuvos krikšto, po visų mūsų, reiškia, tokių dvasinių peripetijų, tapo velniuku. O velniukas tai demonas, taip, jis galingas yra kartais, bet tarp mūsų šnekant apykvailis. Jį galima gerokai kartais paišnaudoti ir iš jo naudos gauti ir padėti. Na, gal priminsiu tokią sakmę, kaip žmogus su velniu nutarė ūkininkauti kartu ir auginti duonelę, kviečius su rugiais pasėti. Taip. Prisimenat, kaip ten buvo? Buvo. Tai ką, pirmais metais tai velnias paruošė dirvą rugiams auginti, išrovė kelmus, visą miško plotą išvalė, viskas ir buvo pasėti rugiai. Užaugo nuostabiai. Dirva tokia pailsėjusi kaip mūras rugiai. Na va. Nu ir tada velnias atlėkė jau rudenį ir sako, dabar jau dalinkimės, kaip derlių dalinsimės. Ir žmogus pagalvoja, sako, žinai, taip, tau šaknelės, man viršūnėlės. Gerai? Velniukas sako, gerai. Paskui žiūri, kad apgavo jį. Iš šaknelių nieko gero, taip. Bet žiūrėkit, jis nieko nepadarė tam žmogui, niekaip nenubaudėjo. Sako, tik tai kitais metais mes jau kitaip dalinsimės. Pagalvoju. Nu, atėjo kiti metai, vėlgi pasėjo, užaugo, labai viskas puiku. Nu ir rudenį, bet žmogus, kai žemė buvo paruošta, ropės ten pasodino, nebe rugius. Nu va, ir dalinkimės tada. Man šaknelis, tau lapeliai. Tai šitą pasaka rodo, ar sakmė rodo, kad kažkada Velinas iš tikrųjų buvo dievaitis, paskui jis prarado savo tą statusą, buvo nužemintas, kaip dažnai būna, kada ideologinė sistema keičiasi. Taip, kada visi paminklai yra išmetami į Grūto parką ar dar kas nors. Ir tada, reiškia, pasikeičia visa samprata apie tai, kas pasaulyje yra svarbiausia. Tai o štai tas velniukas, folklorinis velniukas yra pas mus toksai, kurį galima kartais ir apgauti, ir naudą iš jo pasiimti. Bet Vilniui jis turėjo savo apeigų vietą. Ir įdomu, kad tada realizuojamas dipolis miesto. Miestas reiškia planuojamas taip, kaip tokia sakralinė erdvė. Miestas tai tikrųjų juolab sostinė. Ir sostiniai yra du centrai. Paskui vėliau jie išvirsta į katedrą ir rotušę. Bet tai jau vėlesniais laikais. O tie du centrai, kada Vilnius kūrėsi kaip sostinė, tai yra tas kalnas, ant kurio buvo Tauras nukautas, ant kurio geležinis vilkas staugė. Taip, tai žinom, ten pilis išaugo. Taip, o antras centras, kur dabar statomi tautos namai. Tarp jų plytėjo Šventa Giraitė, Šventaragio. Slėnis, palei nerį čia visur, reiškia, buvo, kaip dabar Gedimino prospektas eina, tai čia ąžuolai augo. Ir tai mini istoriniai šaltiniai. Mano minima studija, jos autorius yra Antanas Gudaitis. Gudaitis įrodo, kad iš tikrųjų tai buvo ir senuose žemėlapiuose, kurie dar, reiškia, ten caro laikais buvo sudaryti, Taurakalnis ar Pamėnkalnis, kartais ir tas vardas yra tai pavadintas Čortova Gūra. Čia jau slaviškas pavadinimas.
Aš manau, kad Vilniečiam čia turėtų būti įdomus tie dalykai. Ir jie iš tikrųjų paaiškina, kad dažniausia tokie seni miestai, ypač sostinės, tai auga kaip dipoliai. Ir labai svarbi ta ašis būna pagrindinė gatvė. Dabar mums yra prospektas Gedimino, ta atstoja tą, o seniau tai būdavo Pilies gatvelė. Nuo Rotušės. Profesoriau, mums be galo įdomu klausyti, bet aš turiu nuostabių klausimų šitą temą mūsų ir labai noriu jos užduoti, tai jūs man atleiskit, bet jeigu galiu, paklausiu jūsų dar kai ko apie šventą ugnį ir mirtį. Kaip ugnis buvo naudojama senovės lietuvių išlydėjimo tradicijose ir kokia buvo jos funkcija ir prasmė? Bijau, kad atsakydamas į šį klausimą aš irgi labai ilgai kalbėsiu. Nes per visą mūsų istoriją, kiek mes žinom, visada su laidotojomis buvo siejama ir ugnis. Su ugnimi apeigos buvo daromos. Greičiausia, kad idėja tai buvo tokia, kad ugnis tarsi padeda sielai, vėliai atsiskirti nuo kūno, kuris yra ir nuodėmingas, ir visokių jau jis turi ydų tas kūnas. Ir reikia jį palikti šitoj žemėj, o siela turi persikelti į dausas. Visose religijose taip yra, kurią be paimsime. Taip, vienokia ar kitokia forma tik tai skiriasi. Tai štai, ugnis yra tas pradas, taip, vienas iš 4 elementų, kuriuos jau apie Sokratas kalbėjo. Taip, kuris būtinai reikalingas, reiškia, šioje buities tokie stulpai tarsi yra. Tai pradedant nuo to, kad pats seniausias palaidojimas Lietuvoje yra surastas archeologų prieš 8000 metų, Biržulio ežere, Spigino kalva, buvo sala, ten yra palaidotas ypatingas žmogus, nes jo visas rūbas ir jo net, reiškia, kaukolė buvo papuošta žvėrių dantimis. Ten stambių žvėrių, tai šernas, briedis, ten elnias ir taip toliau. Ir visas jo kūnas buvo apibarstytas raudonais dažais, ochra, kurį nesunku galima pasigaminti irgi per ugnį su lauže. Ir reiškia, kepuraitė jo įsiuvinėta tais dantimis ir viską. Ir aišku, kad tai buvo ypatingas žmogus, nes jis vienintelis tai buvo palaidotas ir šalia jo šono, čia prie širdies, simbolinis židinukas sudėtas. Tarsi norėta, kad šita simbolinė ugnelė, o tai yra prijaukinta saulė, padėtų jam sušilti šitoj žemelį, kurią jau kausto gruodas tokiu metu. Ir pradedant nuo tų senų laikų, vis kapinėse archeologai randa arba simbolinę laužavietę, arba tikrą laužavietę, kai laidojo griautinius palaidojimus tokius, kada guldydavo tiesiog, reiškia, nesudegintų, su įkapėm žinoma žmonės. Ir ten kapas pabarstytas angliukais. Netoli kapinyno laužavietė didžiulė, reiškia, duobė pelenų. Reiškia, per visus tūkstantmečius pas mus čia buvo kažkokios apeigos su ugnimi. Ne veltui mūsų klimatas turbūt toks, kad vis norisi sušilt. Ir 1000 metų prieš Kristaus gimimą buvo įsivyravęs deginimo paprotys, kur pelenėliai su įkapėmis būdavo ar į indą tokį molinį supilami, ar tarp akmenų sudedami, tai visos tos įkapės ar kitaip 1000 metų. Jeigu tiksliai, tai 1000 ir dar 100 metų iki Kristaus gimimo buvo šitaip laidojami mūsų mirusieji. O paskui nuo 5 amžiaus vėl antroji deginimo ta banga užeina. Archeologai mano, kad šita idėja, kad reiškia, siela yra nemateriali ir kad jai ugnis padeda atsiskirti nuo kūno, buvo perimta iš vakarų Europos.
O vakarų Europoje, vidury maždaug, ten, kur lietuviai eidavo atsinešti spalvotų metalų žaliavų, nes papuošalus reikėdavo iš kažko daryti, žalvarinius, ten buvo tokia vadinamoji urnų kultūra. Ir iš tos urnų kultūros turbūt ta idėja ir buvo pasiskolinta. Manoma taip. Na ir paskui, jau paminėjau, kaip ilgai jį buvo, kol buvo labiau pradėtas vertinti pats tas mirusysis. Ar tai jis buvo genties vadas, ar kažkoks tai reiškia žynys labai įtakingas. Todėl jis jau nebedegintas buvo, bet paguldytas į kapą. Beje, labai įdomu, kad po Kristaus, tai senasis geležies amžius, tie mirusieji buvo guldomi ne šiaip savo, bet būtinai orientuojant į saulę. Moteris veidukų į saulės teka, ten kur teka, o vyrai veidukų į saulės laidą. Čia netgi galima kokį jaunuolį ar jaunuolę atskirti pagal tai, kaip jis paguldytas yra, taip ar taip. Ir tik tai keletas palaidojimų yra taip pietus šiaurė, pietų šiaurė. Tai čia išskirtiniai dalykai. Tai buvo iki 5 amžiaus. 5 amžiui vėl Lietuva užlieja tą apeiginių laužų liepsnelės. Jos prasideda nuo rytinės dalies, o pasirodo, kad ten Padniepriai, kada ten gyveno kažkada tai irgi baltų gentis, palei Dnieprą, tai ten tas paprotys nebuvo išnykęs. Ir jis vėl ateina į Lietuvą ir palaipsniui eina link jūros. Jūros ir 8 jau pasiekė ir Žemaitiją, o 10 visur liepsnoja tie laužai. Žiemgaliai tai mažiausiai buvo priėmę tą paprotį, bet paskui ir jie taip laidoja savo mirusiuosius. Tai mes turime labai, reiškia, tą santykį su ugnimi labai artimą ir net ant tų griautinių palaikų ten būdavo angliukai pabarstyti, o šalia yra laužavietė, kur tas apeigos buvo atliekamos. Ir aukojama ten ir maistas, ir viskas, ko mirusiajam reikės anapus išėjus. Ir reikės ir kovos įnagių, taip, ir darbo įnagių, ir papuošalų, kurie kartais būdavo ir kostiumo dalis. Tai taip, kad su ugnim, man atrodo, todėl ir labai Lietuvoje greit paplito ir prigijo žvakelės pastatymas ant kapo, tas paprotys. Nors jo ištakos labai aiškios ir nesenos. Etnografai yra užfiksavę, kad 1880 metais akmens tokiame bažnytkaimyje, čia važiuojant į Senąją Varėną, kunigas sugalvojo, pamatęs, kad labai daug iš to kaimo žmonių išvažiavo į užsienį ir pasklido po visą pasaulį, tai prisiminti juos. Ir liepė supilt simbolinį kapą prie bažnytėlės. Ta bažnytėlė galite aplankyti, iš rąstų pastatyta jai 200 metų. Taip. Ir prismaigstė daug žvakelių į tą kapelį, uždegė jas, palaimino, taip ir tada pasakė susirinkusiems. Sako, dabar paimkite žvakelės ir kiekvienas ant savo artimųjų kapo įbeskit ją ten, pastatykit, kad vėlės galėtų surasti kelią į savo gimtinę. Jau jų kūnai negrįž po visą pasaulyje kažkur tai. Taip, bet tegu vėlė aplanko savo namus. Ir tai buvo taip turbūt gražu ir taip jautru, kad šitas paprotys labai greit paplito Lietuvoje. O štai taip ugnies paprotį mes matom ateinant iki šių dienų. Tik aš niekaip nesuprantu, kam tos vazos tokios stiklinės reikalingos ant kapo, kam tokia banali puošyba. Ar neužtektų vienos žvakelės, 2 dabar.
Ačiū labai, profesoriau. Toliau paklausti jūsų noriu, kaip ankstesniais laikais lietuviai išgyvendavo gedulą, kaip į artimojo mirtį reaguodavo visa bendruomenė ir kokie buvo pagrindiniai jų gedėjimo papročiai. Labai imlus klausimas. Aš čia tik priminsiu, kad apie mirtį ir laidotuvės, kaip suprato lietuviai, tai geriausiai šį klausimą atsakytų kas? Tautos patriarchas Jonas Basanavičius, nes jis parašė studiją apie tai. 1902 metais ta studija yra išspausdinta. Ir paskui tą darbą pratęsė jau etnografų plačiau aprinktos tos žinios iš visos Lietuvos. Tai garsus mūsų etninės kultūros žinovas, tautosakininkas Jonas Balys. Jis Amerikoje 1981 metais išleido tokią studijėlę, kuri taip ir vadinasi – Mirtis ir laidotuvės. Taip. Na ir vėlesnio laikotarpio mūsų etnologai jau yra rašę apie tai, ypač Višniauskaitę paminėčiau, kur yra surinktos žinios iš įvairių vietų. Šiaip reikia pasakyti, kad laidojimo papročiai yra vieni turbūt iš pačių tokių stabiliausių, kurie mažiausia keičiasi. Visada norima, kad viena karta taip pat palaidotų savo ir prisimintų mirusiuosius. Bet ir čia yra kaitos. Pavyzdžiui, aš iš savo vaikystės atsimenu, kad mano ir tėtis, kai mama jo mirė, jis nešiodavo čia atlapė tokį juodą kaspinėlį. Dabar to nebepamatysime, ne? Visi netekę mirusiųjų nešiodavo. Moteris, aišku, juodą skarelę, metus laiko dėvėdavo tą skarelę. Kaime sakydavo, kad ištekėt našlė negali tik po metų. Aišku, buvo į mirtį žiūrima kaip į natūralų procesą, kad vis tiek ateina tas laikas ir miršta. Gal labiau buvo netikėta mirtis, tokia smurtinė mirtis yra apgailestaujama. Va. Mirdavo daug mažų vaikučių, tik tai gimusių kartais, bet tada motinai netgi būdavo sakoma, kad tu labai jau neverk, nes jeigu tu verksi, tai tavo miręs kūdikėlis, kūdikėlių tikrai daug mirdavo, nes sanitarija buvo tokia prasta turbūt ir pagalba gimdyviai būdavo labai menka, taip pribuvėjos tik tai kiek padėdavo. Tai ką sakydavo, tai jeigu tavo kūdikėlį labai apraudosi, tai jis tą ąsotį su tavo ašaromis turės ten dangui nešiotis. Arba jo rūbelį sušlaps, kiaurai permirks nuo tavo ašarų. Tai ją prilaikydavo. Ir aišku, būdavo laikoma natūralu, kad gedi savo tėvų mirusieji. Jaunoji karta, tai dukros ir sūnai aprauda savo tėvelius. Ir Dzūkija ilgiausiai išlaikė raudojimo paprotį. Tai turbūt mes vieni iš paskutinių Europai, kurį tą paprotį turėjom. Čia dzukams reikia padėkoti dar, kad jie ilgiausiai išlaikė tą paprotį, apraudodavo šeimos nariai savo mirusiosius. Raudojimas tai yra, arba dzukai vadina, žodžiavimas, reiškia žodžiais, pagerbt mirusieji, išvardinant jo dorybės, jo gerą būdą, jo elgesį, jo nuostabius darbus, viską tą garsiai balsu, tokiu parmaišiu su aimana išraudant. Ir kartais tos aimanos ten, tie žodžiai pasiekia poetinės aukštumas. Tai būdavo tiesiog improvizuojama kūryba. O, kad aš žinočiau, kuriuo keleliu motinėlė ateis, išklostyčiau vidur kelelį meiliai žodeliais, o pakraštėlius išbarštyčiau savo šarėliam, tarsi baltais perleliais. Paimčiau motinėlę
už jos baltųjų rankelių. Pacitau Jono Basanavičiaus užrašytą raudą 1909 metai Veiveriuose. Ačiū, sugraudinot, iš tiesų labai gražu. Sakykit, profesoriau, ir kokia yra vėlinių kaip tautos papročio reikšmė mūsų tautiniai tapatybei? Ir ką galime iš praeities panaudoti dabarčiai? Kas vertingiausia turbūt? Man labai gražu, kad mes per vėlines aplankom mūsų tautos didžiųjų žmonių kapus. Aš turiu čia patirtį tam tikrą. Dalyvavau Rasose 1956 metų įvykiuose. Priminsiu, kas tai buvo per įvykiai. Vengrijos sukilimas buvo nuslopintas, žiauriai karinė jėga. Taip. Ir jaunimas susirinkęs į Rasas prie Basanavičiaus kapo, uždegėm ten gal keli šimtų žvakelių, paskui ant mūsų karių kapų uždegėm, o paskui spontaniškai, ten studentų nemažai dalyvavo, į koloną tokią susirikiavom ir visi su partizanų dainomis patraukėm link miesto. Kuo tas baigėsi? Prie Aušros vartų buvom sustabdyti ne tik milicijos būrių, bet ir kareivių. Jau kareiviai buvo pasitelkti. O paskui Senamiesčio gatvelėse gavom į kaulus. Dar čia turėjau tokią žymę. Taip, ir va, bet kas tai buvo? Tai buvo, ta dvasia, kuri mus tikrai įkvėpė ir tolimesniams visiems įvykiams. Jau žinot, ir Kaune taip panašiai buvo ir toliau tie įvykiai vis ruseno tą liepsnelę, kad mes vis tik įveiksim šitą blogio imperiją, kad ji nėra amžina. Jeigu ne mes, tai gal mūsų vaikai įveiks ją. Ir dabar esam laisvi žmonės laisvoj šaly. Tai štai, čia man prisimena Juliaus Algirdo Greimo idėja, kad net žodis vėliava tai yra kilęs iš vėlė. Čia mes tarsi vėlės pasikviečiam į kovą kartu su mūsų priešais. Ir šitą idėją jis labai paremė tokiais lingvistiniais tyrimais ir panašiai. Ir išsako, kad tikrai vėlės mums padeda ne tik darbuose, ten rūgį augint, taip apie ką jau mes pakalbėjom truputį, bet padeda kovoj, mus įkvėpia. Labai. Ir net yra mūsų muzikologų darbai, aiškinantis, kas yra kanklės. Kanklių muzika būdavo atliekama tada, kada žuvo karžygiai, palydint juos į anapus. Ir sako, net kanklių forma yra daroma tokia tarsi iš šono žiūrint laivelis, kaip per vandenis, nes kapinynai dažnai būdavo už vandens, ten toliau, palydint juos su tokia muzika, kuri atliekama ne pasilinksminimui, bet tik tai apdainuojant jų žygius, ritualinė muzika ir tai, man atrodo, irgi labai svarbus momentas yra. Kai būtų gražu, kad ir per vėlinės būtų kankliuojama dabar, prisimenant. Žodžiu, vėlinės subūrė bendruomenę. Ir tai labai gražiai vėlgi dzūkai demonstruoja, kurie išlaikė yra paprotį šilinių dzūkų kaimuose, tokiuose kaip Margionyse, kaip Mardasavė. Visa kaimo bendruomenė susirenka kapinių vidury, ten sukuriamas laužas. Seniau dažniau būdavo laužas kuriamas iš senų išvirtusių kryžių, nes lietuviai visada laiko tai, kas pašventinta, turi būti grąžinta ugniai. Taip.
Ir tada visas kaimo bendruomenė, įsivaizduojate, apie tą laužą susėdę ir pagėda, taip ir pasipasakoja, prisimena tuos, kurie išėjo, kurie čia buvo kartu, o čia vaikučiai sėdi. Vaikučiai viską girdi, viską dedasi į galvelę savo. Taip, ir jie yra paskui tos tradicijos tęsėjai. Tai man atrodo, kad taip, tas bendruomenės subūrimas labai svarbus. Na, gal pasigendu aš ko? Pasigendu, kad mūsų, pavyzdžiui, kapinės, jos galėtų būti kitokios. Skambėjo Čiurlionio muzika, o aš žiūriu į Čiurlionio paveikslus. Pavyzdžiui, Žemaičių kapinaitės. Toks paveikslas, kur žvaigždės ten virš kapinaičių šviečia, o siluetai yra mūsų tradicinių kryžių, koplytstulpių, stogastulpių, kurie yra įrašyti į pasaulio šedevrų sąrašą. O kiek mes iš to šedevrų sąrašo šiandien pasinaudojam? Nu ne, tik tai akmens šlifuoto plokštės, tik plokštės, kurios svetimkūnis yra mūsų gamtoj. Mūsų kryždirbystė kuo yra nuostabi? Harmonija su aplinkinė gamta. Ir todėl aš matau Žemaičių kryžius vienokius, Aukštaičių kitokius. Nugi aplinkinis peizažas kitoks. Kitokie medeliai auga. Ten kuplesni prie jūros. Žemiau šakos nusileidžia. Aukštaitijoje permatomi tie berželiai, o dzūkai, pušų kamienai ir kryžiai dzūkiški konkuruoja su tais kamienais, aukšti labai ir tie mediniai spinduliai tarsi šviesos kažkokie pluoštai krinta per medžius. Nuostabu. Deja, šiandieną, jeigu nuvažiuoju prie savo Žemaičių bočių kapelio, ten randu kaip klajoklių kapinės, visi medžiai iškirsti. Nuvažiuoju prie savo Aukštaičių senelio kapo, Aukštaitijoje tas pats. Kelmai tik tai liko iš tų berželių ir klevų. Kas su mumis darosi? Mums nuostabiau, jeigu ten koks šakelė nukrito, ar lapas, tai jau mums tragedija. Geriau medžius iškirskime. Tai imsim greitai parkus asfaltuoti ištisai. Nežinau, prarandamės estetinį pojūtį ir tradiciją. Nors oficialiai viskas tvarkoj. Čia įrašyta į pasaulio šedevrų sąrašą. Bet kad kas šiais laikais statytų medinį kryžių, taigi sakys, kaip čia tu neturi pinigų ar ką, kad negali to marmuro nusipirkti luito. Ir vėl, čia reikėtų gal net kartais ir iš evangelikų liuteronių imti pavyzdį. Ten yra nuostata tokia, kad prieš mirtį visi žmonės yra lygus. Ir todėl kapinaitėse paminklas neturi būti aukštesnis kaip 70 cm. O jeigu apie estus papasakočiau, jie savo panteoną įrengė miškelyje, pušynę. Tai yra garbingiausi žmonės ten palaidoti, kūrėjai, kompozitoriai, jų chorvedžiai, dailininkai. Ir ten labai griežtos taisyklės. Tas akmens plokštė su parašu dažniausia, to kompozitorius, įleista į žemę visiškai. Jokios tvorelės, jokio aptvaro, leidžiama tik vieną gėlę pasodinti ir truputuką smėliuko aplinkui paberti. Viskas. Eini per mišką, tarsi vaikšti miške ir matai vieną plokštę, kitą plokštę, pačių garbingiausių tautos žmonių. Turbūt lietuviams tai būtų nesuvokiama ir nesuprantama. Bet lietuviai turėjo tradiciją šeimos kapą turėti. Statydavo vieną gražų kryžių su tradiciniais ornamentais visai šeimai. Tas kryžius po 50 metų supūna. Dabar yra metodų ir ilgiau išlaikyti. Yra galima jį
impregnuoti įvairiai. Mat, kai supūna, o laidojam, taip, senelis čia palaidotas, o ateina laikas ir anūkas čia palaidojamas. Šeima po šeimos. Tai būdavo labai, labai stipru ir vienas paminklas šeimai. Na, dabar mes, aišku, mes turėjom bėdą, kad tos kapinės aplink Vilnių ar Kauną užėmė didžiulius plotus. Dabar kuo gelbstimės, tik tai, kad vėl atgimsta deginimo paprotys, kad pelenų urnas mes darom. Čia, aišku, išeitis yra. Ir kartu grįžimas prie senos tradicijos. Aš už. Ačiū profesoriau. Iš tiesų laikas nenumaldomai bėga ir kaip ir jau jį ir išnaudoję esam. Bet jeigu kas norėtų užduoti klausimą, aš manau, vienam klausimui tikrai skirtume laiko. Ar galiu dar tada trumpai vieną klausimą pati? Kaip jūs vertinumtumėt Helovyno, ar ne, tokios šventės kaip reiškinio įtaka mūsų kraštams, kultūriniu požiūriu? Ir kaip išlaikyti mums pusiausvyrą tarp atvirumo pasauliui ir savo kultūrinės tapatybės išsaugojimo? Vėlgi labai klausimas nuvedantis toli. Taip, pasakyčiau taip, aš Helovyną norėčiau pasižiūrėti Airijoje. O ką vakar mes čia matėm katedros aikštėje meksikiečių tokį paradą mirusiųjų dienos, tai jį norėčiau paminėti ten, kur actekai gyvena dabar, Meksikoje. Bet nuvažiuočiau ir ten tikrai autentišką pamatyčiau reginį. Lietuviai mėgdžiodami kitų tautų papročius rodo savo nepilnavertiškumo kompleksą. Nes mes tų persirengėlių turim ne tik per užgavėnes. Mes kitų dabar neprisimenam. O buvo, pavyzdžiui, 12 bernelių vaikščiojimas kalėdiniu laikotarpiu, meškos šokdinimas buvo ir jo palydos į valdovo sostą. Dar galėčiau priminti bulukvilkius, irgi kalėdinio laikotarpio persirengėlius, avinėlius ir taip toliau. Pradėčiau vardint, o štai proga. Bet ne, mums reikia Patriko dienos, reikia Valentino dienos, nors tai studentų šventė buvo, reikia meksikietiško mirusiųjų, ką vis vakar matėme katedros aikštėje, nors kiek tų meksikiečių yra Vilniuje. Na, mes viską norim susirinkti, nu ir tapsim kuo? Pasaulio šiukšlynu. Nes kopija visada yra kopija. Niekada nėra autentiškas dalykas. Taip kad visi stengiasi autentišką dalyką, meno kūrinį ar renginį pasiimti. Tai taip, kad man atrodo geriau gilintis į savus papročius ir ten ieškoti. Ten galima ir kūrybos savo įdėti. Dar ir pritaikyti šiai dienai. Taip, ir neprašiau būtų kaip tie paradai, kurie dabar vyksta. Antra vertus, jaunimui rodyti visas tas šlikštynės, kurios ateina, reiškia, per Helovyną. Aš nežinau, mane tai nupurto kartais. Prie kraujo pratinam, prie tokių puvėsių ir jaunimui tai rodom kaip pavyzdį. Nežinau. Aišku, tą patį daro komercinės televizijos, kurios visokius kriminalus kiekvieną vakarą rodo mums su žmogžudystėm, ir tai pateikia kaip labai smagų tokį procesą. O rezultatą kokį turime? Rezultatas dėja nusikalstamumas tai auga. Nežinau, čia labai atsakingai reikėtų pasižiūrėti ir mokyklą, o kai vaikų darželėje, reiškia, ten vaikai perengiami šitais vampyrais, nu ir gyvenimą pasikartos kartais. Šventam rašte parašyta, žodis tampa kūnu. Man truputį neramu dėl to. Tai kągi, ačiū labai profesoriui už nuostabius pasidalinimus ir
Tuomet padėkokime gausiais aplodismentais.